numeris 1 pasaulyje. Nailweb LT – lengvos medžio metalo sijos pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Šiandien laidoje aplankysime Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą ir antrąjį jo turą Cecemur tauriai bei vietai Lietuvos nacionalinėje rinktinėje laimėti. Vabalių ežere Alytaus rajone vyrai beveik be miego prie meškerių išbudėjo net 72 valandas ir nors oras ypač nelepino, tačiau žvejai sportininkai sugebėjo sugauti 105 žuvis. Apie karpininkų varžybų ypatumus, kasdienius limituotos žūklės ežero rūpesčius ir netikėtus varžybas aplankiusių žiūrovus papasakosime laidoje apie žūklę, netrukus po reklaminės pertraukos. Surinkti stogo konstrukciją ar perdangą paprasta naudojant ypač lengvas bei tvirtas Nailweb medžio metalo sijas. Jos paprastai montuojamos, gali atlaikyti įvairias apkrovas, yra greitai pagaminamos. Nailweb sijomis galima uždengti iki 30 metrų tarpą tarp sienų, nenaudojant papildomų atramų. Nailweb sijos tinka visų paskirčių statiniams. Stihl numeris 1 pasaulyje. UAB Fanatikai – tai didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Fanatikai – tai laiko patikrinti įrankiai nuo valties iki kabliuko tikram fanatikui. Galite pirkti ir internetu. Taip pat kviečiame pažvejoti žuvingame Vabalių ežere. Apie viską internete fanatikai.lt. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spinningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – UAB Rerija. Mūsų laidos komanda nors kartą per metus visuomet aplanko Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą. Šį kartą esame antrajame ture Cecemur tauriai laimėti, kuris net 72 valandas non-stop vyko Vabalių ežere Alytaus rajone. 11 komandų traukė burtus sektoriui gauti ir starto signalui nuskambėjus patyliukais išsiskirstė į savo vietas. Patyliukai sakome todėl, kad nei žiūrovai čia ypač laukiami, nei triukšmingų efektų su fejerverkais čia reikia. Žvejai profesionalai tyliai ir ramiai dirba jiems gerai žinomą darbą. Vilioja žuvį į savo sektorius ir laukia kibimo. Kiekvienas svorio kilogramas yra brangus. Jis gali reikšti ne tik pergalę etape visame čempionate, bet ir garbingą vietą nacionalinėje rinktinėje. Lietuvos čempionatui pasibaigus, 3 geriausiųjų meškeriotojų komandos sudarys šalies rinktinę, kuri mūsų vėliavos garbę gins pasaulio čempionato varžybose Italijoje. Na, o praėjusį savaitgalį nereikėjo būti nei karpinės žūklės genijumi, nei labai rimtų žvejų, kad suprastum, jog varžybos vaikinams pasitaikė ypač sunkios. Antrasis čempionato etapas Cecemur tauriai laimėti vyko labai permainingomis oro sąlygomis. Tokiu oru, kai vėjas keičiasi kelis kart per keletą valandų, kai lyja, kai šalta, kai bala žino ką daryti, nieko nauja, kad ir sugaunamos žuvies kiekiai nebūna dideli, nors žuvies pilnas ežeras. Savo ruožtu Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas pastebėjo, kad tokios varžybos yra ypač iškalbingos komandų profesionalumo prasme. Kai žuvis tupi kažkur susispietusi ir nesimaitina, kai gamta šėlioja, tik patys geriausi žvejai sugeba jas prisivilioti ir priversti įsiurbti kabliuką su masalu. Mes visą laiką norim įsiaiškinti sąžiningai, kas bus Lietuvos čempionais. Sudarinėjam rinktinę iš 3 komandų, kuri šiemet atstovaus, dalyvaus pasaulio čempionate Italijoje. Sakyčiau, šis turas buvo labai sunkus, vien dėl oro sąlygų prastų. Per dieną vėjas keisdavosi kelis sykius, labai stiprus vėjas, lietaus gavom daug, atšalo oras, žuvis labai neaktyvios.
Ir vyram reikėjo stipriai padirbėti, įdėti labai daug žinių. Tarkim, paprastesnis žvejys, kuris nėra taip jau sportininkas, mano nuomonė, šiom dienom būtų pagavęs dar mažiau žuvies. Mes nedaug pagavom, bet ežeras tikrai labai įdomus. Matėm labai daug žuvies. Jinai pasitraukusi kažkodėl tai į vieną krantą. Ten mes matėm liktai, kad neršia aukšlikės ar kažkokios tai žuvis ir karpiai sulindė į tą krantą, būtent tikrus tos, maitinasi tenai tam ir prisivilioti buvo tikrai sunku. Dar dėl oro blogų sąlygų 2 komandos apsirgo. Išgydėm šiaip netaip vaistukais ištraukėm. Vis dėlto 72 valandas ištempti tokį maratoną, reiškia non-stop, varžybos vyksta 3 paras ir reiškia visą laiką turi ištisai žvejoti, saugot meškerės, kibimus žiūrėti, jaukintis žuvį. Tai ne kiekvienam. Jei kartais gali pasirodyti, jog sportinės karpių žūklės varžybose dalyvaujantys žvejai tiesiog knarkia palapinėse, įmerkia meškeres į vandenį, tai būtų visiška netiesa. Šį kartą miegoti nebuvo kada. Reikėjo rasti raktą į karpių alkio spynelę. Kelių sektorių žvejai apie miegą spėjo išvis kuriam laikui buvo užmiršę. Netikėtai pasirodęs toks nemenkas ir balažino ką sau galvojantis varžybų žiūrovas priverčia pasijausti tikrai nejaukiai. Kaip ten bebūtų, tačiau 2014 metų sezonas išvažiavo į finišo tiesiąją. Tai liko vienas etapas, tad norint patekti į Lietuvos geriausiųjų rinktinę ir iškovoti kuo didesnius taškus šalies čempionate, miegoti kabutėse laiko nėra. Miegoti reikia, bet reikia rasti varžybų metu tam tikrus langus, išsiaiškinti, kada tie langai būna, kada galima pailsėti. Psichologiškai ištverti, kai kaimynas, pavyzdžiui, gaudo žuvį, o tau nekimba, tas labai sunku. Ir tada nervinasi žvejai, dar daugiau klaidų pridaro. Ir tie, kurie jau biški pastovesni, senesni jau meškeriotojai, jau jie stabilus darosi, jau jie žino, kada reaguoti, kaip reaguoti į aplinką, ar į orą ir panašiai. Turi ne tik, čia tarkim, ir kaimyną žiūrėti, turi ir aprangą gerą turėti visą laiką, pasiruošęs visais atvejais, kad apranga kvėpuotų, nepralytų, neprašlaptų, niekur sąlygų įsidžiovinimui nėra, namai toli. Na, o išsekus 3 varžybų paroms bei nuskambėjus finišo signalui išaiškėjo, kad 1 ir 2 vietos sugavo vienodai, po 25 žuvis, tačiau jas skyrė tik kiek daugiau nei kilogramą svorio. 3 vietos laimėtojai sugavo 11 įskaitinių žuvų. Bendrai per varžybas meškeriotojai ištraukė ir atgal paleido 105 žuvis. Beje, nepaminėjome dar vieno, kiekvienose varžybose atskirai registruojamo didžiausio laimikio autoriaus. Tiesiog Big Fishu tarp varžybų dalyvių vadinama didžiausia žuvį šįsyk sugavo komanda Star Bites Lithuania. Gražus Vabalio ežero rubuiliukas svėrė 11 kg 450 gramų. Mūsų manimų į finalinį etapą, kuris bus Šilalės rajone Pikaičių tvenkinyje, papuolė tos komandos, kurios ir tikrai rungsis dėl aukščiausių vietų ir kurios bus vertos atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate Italijoje. Limituotos žūklės Vabalio ežere, kur praėjusį savaitgalį rungėsi kiečiausi Lietuvos karpininkai, mūsų laidos komanda taip pat yra susukusi keletą įdomių laidų. Vasarą ar rudenį čia gaudėme plėšrūnus bei įvairiausią taikią žuvį, tupėdami ant ledo žiemą suviliojame ne vieną didelį ešerį. Kelissyk mūsų laidos žiūrovai, galbūt ne viską iki galo supratę, mums priekaištavo, jog žvejojame neva tvenkinyje, kur žuvis krantais lipa. Tačiau taip nėra. Tai paprastas, tačiau nepaprastai prižiūrimas laukinis ežeras. Ir šiandien nusprendėme atidžiau juo pasidomėti bei jums papasakoti, kaip vyksta limituota žūklė, kokiais rūpesčiais gyvena tokius ežerus prižiūrintys žmonės. Faktas, už laiką su meškere rankoje pagal galiojančius teisės aktus limituotos žūklės ežere visada reikia susimokėti papildomai. Dienos žūklės kaina 50 litų žmogui. Ir panašu, kad ši suma mažai ką gąsdina. Savaitgaliais, ypač šiltuoju metų laiku, neretai visi Vabalio ežero sektoriai būna užimti meškeriotojų. Kodėl žmonės negaili pinigų? Jokio fenomeno čia ieškoti nereikia. Pirma, čia tiesiog nesilanko įvairaus plauko piliečiai, kuriems 50 litų per didelė prabanga. Juk žinome, kaip yra. Kai prie vandens nevyksta festivaliai, krantas čia visada bus švarus, visada rasi sveiką suolelį, staliuką, platų žvejybinį lieptą.
Antra, kai žvejai čia atvažiuoja meškeriot, tai jie ir meškerioja. Todėl čia iki ryto nebumsės muzika, paryčių niekas neiššoks į vandenį virš valų išsimaudyti. Ir trečia, kai žmonės moka didesnius pinigus, mes privalome rūpintis, kad būtų ką sugauti, kad būtų švaru, kad žmogus laisvai galėtų atvažiuoti į sektorių, neužklampinęs automobilio kur nors pakeliui. Kai vieni mato tik galutinį rezultatą, žūklę, aš matau keliukų remontą, lieptų statybas, pakrantės augmenijos tvarkymą ir aibę kitų darbų, pasakojo limituotą žūklę Vabalių ežere nuo 2006 metų vykdantis UAB Fanatikai vadovas Virginijus Lukoševičius. Tai yra laukinis, grinai laukinis ežeras, laukinė gamta, išskyrus įžuvinimų, kiekis įžuvinimo, priežiūra. Kuo daugiau žuvinį, tuo daugiau jį prižiūrėti reikia. Tai jūs tikriausiai puikiai visi žinot, kad vieni gerąją prasme žuvina, kiti gal laukia kažkur tai, kol reikės traukti bus galima. Limituota žūklė tai yra didesni kiekiai įžuvinimo, daug didesni negu, sakysim, reikalavimai įžuvinimo, daug didesni negu paprastam ežerui išnuomotam vandens telkiniui. Dabar nepasakysiu, bet tikriausiai 10 kartų didesni, bet už leidimų kaina irgi yra didesnė žvejojant tame ežere. Tačiau, sakykime, neįeina vien tik tai žvejyba. Jeigu nori žmogų, vienu žodžiu, padaryti žmogui, kad jis važiuotų ir žvejotų, sakysim, už tuos pinigus jo didesnius, tai turi būti viskas sutvarkyta, prižiūrima, sutvarkyta, lieptai padaryti, visa infrastruktūra, suderinta su gyventojais, su visais, tai privažiavimai. Žmogus bent jau 2 kartus per dieną tikrai turi apvažiuoti ežerą, apžiūrėti. Vienas dar toks tikrai aspektas su gyventojais, kad jie nesiskūstų, kad būtų patenkinti, nes vietiniai gyventojai čia yra vietiniai, mes supraskim tai, kad jie yra čia šeimininkai, sakysim. Čia gal jie įsivaizduoja jų žemės aplinkui, su jais tikrai reikia derintis ir įsinuomavus 2006 metais tą ežerą tikrai buvo įdirbis labai didelis su gyventojais, kad sutartum, kad, tikrai darėm jiem lieptelius, bandėm kalbėtis ir kad, kad būtų supratimas ir iš jų pusės, ir iš mano, ir kad mes tikrai tilptum po vienu stogu šioj gamtoj. Žiemą, kai daugiau laiko, tai remontuojam, taisom, tvarkom, naujus darom, statom lieptelius, priėjimus, privažiavimus. Naujasis ežero šeimininkas tokio dydžio ir tipo ežero kaip Vabalis dairėsi jau senai. Nesinorėjo labai didelio, nes didelį ne tik sunku prižiūrėti, bet jį daug sudėtingiau ir tinkamai įžuvinti. Virginijus pasakojo, jog tik išsinuomavus Vabalių ežerą, pirmieji tyrimai parodė, kad žvejoti kurį laiką reiktų uždrausti visiškai. Na ir žinoma, sunkiausia buvo pažaboti brakonieriavimą tinklais. Ši problema buvo opi keletą pirmųjų metų. Nors vienas kitas atvejis dar pasitaiko, tačiau brakonieriavimas Vabalių ežere yra griežtai netoleruojamas ir atrodo, kad ši problema jau išnyko. Tačiau Virginijus pastebi, jog vadelių paleisti bet kokiu atveju negalima. Į naudą dirba ir didelės už brakonieriavimą skiriamos baudos ir prie ežero dirbantys žmonės, kurie nuo vandens nenuleidžia akių. Pasakysiu labai didelį dėkui aplinkos apsaugos ministrui už baudas, kuris palengvino šiuo atveju tą mūsų darbą tikriausiai. Ir tikrai jos pirmas dalykas, kad tikriausiai nėra per didelės. Tai mes visi, nes kas eina gaudyti be leidimo su neleistinais įrankiais, jie viską daro apgalvotai. Tai kodėl jinai gali būti per didelė bauda už tai, kad jis daro apgalvotą savo sprendimą. Galimybė, kad kažkas tai bus čia neužiūrėta, nepamatyta, kas žvejoja nelegaliai, tai tikrai yra maža. Nes tikrai ir naktį būna saugoma, ir dieną pastoviai, ir patys saugot, ir aplinkos apsaugos. Ir aplinkos apsaugos departamentas tikrai prašoma, kalbamasi su jais, kad važiuodami kažkur pro šalį dar kažką užvažiuotų, patikrintų ir licenzijas limituotų žūklės.
Pasak Virginijaus, paprastą išsinuomotą ežerą, skirtą nelimituotai žūkliai, įžuvinti būtų daug lengviau. Pavyzdžiui, per metus pakaktų įleisti bemaž 2900 karpiukų ir kiek daugiau nei 1700 vienetų lynų. Tačiau limituoto žūklės statusą turinčiam ežerui reikalaujama, kad karpių tankumas būtų ne mažiau kaip 200 vienetų viename hektare. Be abejo, padidintomis įžuvinimo normomis Virginijus neapsiribojo, žuvino papildomai ir ne kartą. Jau net sunku būtų suskaičiuoti, kiek tiksliai to žuvies yra įleista, tačiau Vabalyje naujus namus pagal ichtiologinių tyrimų rezultatus bei rekomendacijas kasmet atranda vis daugiau įvairios žuvies – karpių, lynų, lydekų, plačiakakčių ar baltųjų amūrų. O kur dar žuvys, kurios Vabalyje gyveno lig tol? Dugninės mėgėjai čia sugauna nemažai didelių karšių, lynų, o karpininkai laukia dar solidesnių trofėjų, kurių Vabalyje taip pat įžuvinta papildomai. Didžiausias žuvinimas vyksta karpis, kadangi ežeras yra karpinis nuo senų laikų, bet tikrai labai daug yra lynų, karšių ir didelių, gražių karšių, tikrai lynai, lydekos, tikrai visai įvairi žuvis. Porą kilogramų tikrai yra pagavę lyną. Nieko nuostabaus. Nieko nuostabaus. Karšiai nieko nuostabaus, 3 kg, virš 3 kg irgi tikrai nieko nuostabaus. Tai 1,5 kg, 2 kg tai yra toks, ne problema tikriausiai, kurią žvejai nesigirdami pagauna. Na, karpis koks didžiausias, galbūt įleistas arba pagautas koks? Pagauta yra virš 18 kg tikrai yra. Pagautų virš 18 kg, taip, sakysim, dabar labai daug yra nedidelių prileista irgi, kurie tikriausiai kitą kartą pirmi suvalgo ir puola ten 3-4 kg tokie, bet nėra tikrai ir 10-12 kg, 13 tikrai. Bet to amūrų dar juk yra. Amūrų labai daug yra jo, kurie amūrai dabar yra, sakysim, vidurkis 8-7-9 kg amūrų yra. Tiesa, nors retas žvejas po žūklės Vabalyje lieka be žuvies, tačiau čia galioja ir mėgėjiškos žūklės, ir savos žuvies paėmimo taisyklės. Tikrai nereiškia, jog susimokėjus 50 litų žūklę galima dėti į maišą kiekvieną žuvelę ir tempti ją namo. Plačiau susipažinti su Vabalio ežero taisyklėmis galima internete ar lentelėje prie kiekvieno žūklės sektoriaus. Tačiau ežero šeimininkas pastebi, kad praėjo ko gero tie laikai, kai prie ežerų atvažiuodavo visi alkani ir virš normos sugaudyta žuvis tapdavo dar geidžiamesniu trofėjumi. Visko pasitaiko, bet dabar jau taip nėra, kaip buvo 2006 metais, kai įsinuomojau ežerą, kai visi galvojo, kad čia kiek pagausiu, tiek įsivešiu. Tai tikrai to nėra, tikrai visi daugmaž dabar paskutiniais metais tokių atvejų praktiškai nepasitaiko. Kad kažkas tai slapstytųsi, po krūmų slėptų tą žuvį ar dar kažką. Žvejoja tikrai kultūringa liaudis, galiu pasakyti, ir tikrai problemų tokių nėra. Irgi galiu padėkoti ir karpininkų asociacijai, nes pagrindiniai gal jų klientai čia važiuoja gaudyti karpius ir sugauti savo laimikį didžiausią, ar ten savo įgūdžius lavinti. Tai irgi pagavai paleistas principas irgi labai tikrai dabar veikiantis jau priimamas. Išties, limituotų žūklės vandens telkinių priežiūra reikalas nėra iš lengvųjų. Ko gero tie meškeriotojai, kurie buvo susidarę klaidingą nuomonę apie tai, jog už žūklę tokiuose ežeruose tik lupami pinigai, ją pakeis, nes darbo, lėšų, kantrybės ir sveikatos čia reikia įdėti labai daug. Na, o kad jau visą šiandienos laidą praleidome prie Vabalio, tai ir likusias kelias minutės skirsime trumpai mūsų žūklių šiame ežere apžvalgai. Vėlyvą praėjusių metų rudenį kartu su karpių žūklės meistrais labai rimtai padirbėjome ties didžiųjų karpių žūklės taktika vėstančiame vandenyje. Nors vandens temperatūra karpių kibimui buvo jau kone kritinė, tačiau tuomet sužinojome ir jums pasakojame apie ypatingus jaukus bei jų priedus, kvepiančius pačia tikriausia rūkyta dešra, kuriai, kaip bebūtų keista, karpiai ir dideli amūrai tiesiog negalėjo atsispirti.
nutaikius šviesesnę ir šiltesnę spalio mėnesio dienelę. Tame pačiame Vabalio ežere puikiai sekėsi ir karšių bei nedidelių karpiukų žūklė. Mus tiesa labiau domino karšiai, kuriuos sistemingai gaudant galima meškerioti iki pat užšalimo, tik tam reikia šiek tiek žinių. Karšius tuomet pavyko prisivilioti į seklesnį, kiek šiltesnį ežero plotą. Nepaslaptis, jog jau praėjęs poledinės žūklės sezonas šiemet buvo ypač trumpas. Neturėdami ką prarasti, Vabalio ežere prieš naujuosius metus išbandėme ir didelių lydekų žūklę negyva žuvele. Ir nors šis vandens telkinys labiau garsėja taikio žuvies gausa, tačiau vienas rezultatyvus kibimas patvirtino mūsų išdėstytą teoriją ir tai, kad šiuo mūsuose neįtin paplitusiu būdu žuvį galima suvilioti beveik visur. Va čia tai jėga. Kai ledas pagaliau užtraukė ežerus ir iš sandėliukų išsitraukėme grąžtus, dėžes ir balalaikas, kaip sakoma liaudyje, Vabalyje per didžiausius šalčius užsirovėme ant nerealaus didelių ešerių kibimo. Žiemą beje, čia galima meškerioti nemokamai, tačiau buvo ypač šalta ir tik ištvermingiausi buvo apdovanoti labai solidžiais laimikiais. Nuo prie Vabalio ežero krantų grįžome visiškai nesenai. Pavasarį, kol nebuvo sukilę vandenžolės, čia plūdinę gaudėme lynus, o jau po mėnesio tos pačios žuvies meškerioti patraukėme su dugninėmis meškerėmis. Tikrai daug ir išsamei pasakojame apie jaukus, jų paruošimą, sistemeles ir net signalizatorių jautrumą. Paklausite, kodėlgi mes epizodiškai prisiminėm lig tol šiame ežere buvusią žūkles? Atsakysime paprastai. Jei sugalvosite atvykti prie šio ežero meškerioti, bet kada galite susirasti ankstesnes apie žūklę laidas Facebook'e ar portale LNK Go ir apie kiekvieną jūs dominančią žvejybą Vabalio ežere susirinksite išankstinę informaciją neišėję iš namų, pradedant kibiausių masalų, jauko paruošimu ir baigiant sistemėlių bei valų ypatumais. Na, o jau kitą šeštadienį pakviesime jūs ant kito ežero bangų. Jūsų laukia pasakojimas apie karšių gaudymą iš valties plūdinę meškerę. Neretai dėl ilgų ežero sėklių ar plačių švendrynų žūklė nuo kranto būna beveik neįmanoma. Tuomet valtelė ir plūdė tampa geriausių vaistų nuo visų ligų. Tačiau apie tai kalbėsime po savaitės. Šiandien tiek, o dabar laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinis laimikis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką tokio, kuo norėtum pasigirti prieš visus, nedvejodamas siųsk mums žuvies nuotraukas ar video elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Neužmiršk nurodyti žuvies svorio bei ilgio, papasakok, kur, kada ir ką žuvis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com.
Akivaizdu, jog suprastėja ir niekaip į vasariškus nevirstantys orai tiesiogiai įtakoja ne tik mūsų laidos herojų, bet ir mūsų žiūrovų rezultatus. Jei kiekvieną savaitę galime išskirti bei pabrėžti kažkokias tendencijas, tai šįsyk to padaryti nepavyks. Pasižiūrėjus per langą, aišku kodėl. Bet kokiu atveju apdovanoti vis vien turime ką. Šią savaitę nugalėtojus skelbėme Valentiną iš Kauno, kuris Nemune dugninę meškerę sugavo 15 kg 600 g svėrusį amūrą. Sveikiname Valentiną, jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų. Nailweb LT – lengvos medžio metalo sijos pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Štil numeris 1 pasaulyje.